Gerbiamas ministrai, iš tikrųjų investuotojams reikia tam tikrų punktų, lengvatų, kad jie galėtų greičiau ateiti, dirbti ir būti. Bet jūs turbūt vertinot ir kaip mes atrodom tarp kaimininių šalių. Kaip sakant, ar mes jau esam patrauklesni, jau geresnė situacija, ar vis dar mums trūksta tam tikrų punktų, priedų, lengvatų ir kažko, kad tas verslas dar labiau ateitų. Kokia situacija? Ačiū gerbiamas Seimo narių už jūsų klausimą. Iš tikrųjų labai geras klausimas, nes kaip ir minėjau prieš tai atsakydamas, tai yra vienas žingsnis iš daugelio. Kalbant apie viešojo sektoriaus dinamiškumą, greitį, Lietuva yra konkurencinga. Mes galim pasiūlyti labai greitas paslaugas, mes galim pasiūlyti visą paketą, bet be šito įstatymo projekto aš matyčiau du svarbius dalykus, ką Lietuvoje reikia padaryti. Pirmas yra subsidijinė paskata investuotojams tiek vietos, tiek užsienio plėsis Lietuvoje. Šį mechanizmą turi didžioji dalis ES valstybių, tarp jų, su kuriomis mes ir konkuruojame. Ir esame pristatę ir Finansų ministerijai, ir kolegoms galimą paramos mechanizmą, kuris Lietuvą užtikrintų tarp konkurencingiausių valstybių pritraukti investicijas. Kitas labai yra svarbus dalykas - reinvestuojamo pelno lengvata, kai reinvestuojama į technologinį atsinaujinimą. Tai siejasi ir su investicijų pritraukimu, tai siejasi ir su mūsų apskritai konkurencingumu ir produktyvumu, nes matome, kad taip, turime 70% ES vidurkio, kai kalbam apie produktyvumą. Yra ir užimtumo tam tikrų spręstinų klausimų ir technologinis atsinaujinimas, ar tai būtų robotizacija, ar tai būtų dirbtinio intelekto sprendimai, ką jau įmonės nuspręstų, tai yra labai aktualu ir pagal Lietuvos bendrasias investicijas į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, tai tokio tipo lengvata išspręstų turbūt 5 klausimus vienu metu ir apskritai Lietuvą kilsteltų konkurencingumo srityje, aš sakyčiau, 10 metų į priekį.